Labas rytas, pavėluotas rytas, bet kai mes vėluojame, kažkas labai intensyviai laukia ir galvoja, kasgi čia to merginom atsitiko. Vakar toks buvo anonsas didelis, visos tiek čionais prareklamavome, kokia čia bus dabar įdomi tema, paslaptinga tema, be tabu, apie kągi jos čia šnekės ir žiūrėk, jos vėluoja. Tai kaip čia yra? Taip kad kartais būna, kad technika šiek tiek paveda, bet tiem pačiem kantriausia mes sakome labas rytas. Labas rytas. Labas rytas. Va, ir kiek čia mūsų gausiai susirinkę, kaip yra, pas mus Vilmutė yra, Londonas sveikinasi, taip, Labas rytas. Italija, Lineta, Anglija, Aušra, Kaunas, Lietuva, Aurika, Lietuva, aš Lietuva, pasaulio gyventojas. Taip, ko nepaminėjau, Roberta irgi Lietuva. Man atrodo, lyg aš visas išvardinau. Ir kodėl mes jungiamės ir kodėl mes kalbame tokiom aktualiom temom, nes mes pačios per tai praėję, daugelis iš mūsų, ar ne, ir kaip mes pasikalbėjome pačios tarpusavyje, visgi kiek yra tų skaudžių temų, apie ką skauda, bet kalbėti skuplinasi žmonės ir nežino, ką daryti tiesiog, ar ne, ir kam pasisakyti, su kuo pasitarti, nes savoje aplinkoje diskutuoti nelabai smagu, ar ne, bet labai gera paklausyti iš šalies ir suvokti, kad, aha, matai, ir jie kalba, reiškiasi, galima šitas problemas išspręsti. Ir šiandieną mes pasikalbėsime tokia aktualia tema, kuri mumis įsigvildeno, tai yra tas toksai, sakykime, nemalonus kvapas, ar ne, tai einantis ne tik nuo žmogaus kaip ir pačio, ar ne, kaip kvepalas toksai, bet kai žmogus neprakaitų kvepia, jeigu galima tai pasakyti, bet kai yra susijęs su intime higiena. Ir šita problema pasirodo yra labai aktuali ir apie ją aš turbūt paprašyčiau pradėti Vilmutei pasidalinti, nes jinai tikrai turėjo savoje aplinkoje tokią, sakykime, problemą ir kaip ją pašalinti galima ir prie ko visą tai priveda, Vilmutė. Taigi, labas rytas visiems ir labai smagu jūs matyti visas, o už ekrano nematau, bet irgi visiems labas rytas. Tai va, tai tikrai labai aktuali tema ir turi būti kalbama ir garsiai, nes tikrai aš manau, kas kokia trečia moteris turi tą problemą. Ir aš visą laiką galvodavau, kodėl, va, pavyzdžiui, stovi eilėje ar ne parduotuviai ir taip, nu, atrodo, moteris yra apsirengus gražiai ir susišukavus ir viskas tvarkinga, ne? Nu, bet kaip mes sakom, žinai, kvapelis tai nekoks. Ir galvoju, nu, apsirengia žmogus viską, nu, negali uodegos nusiprausta, ne? Nu, kaip sakyt. Kai pats neturėjęs tokios problemos, tai tu nesupranti, ką tai reiškia. Nu, ir mano dukrytė po pirmo gimdymo, gimdymas buvo truputį komplikuotas, ten buvo visokių infekcijų gavęs ir visa kita, ir paskui, kas atsirado blogoji bakterija, kurią išnaikinti praktiškai gydytojai pasakė neįmanoma. Per metus laiko jinai geria gal 7 ar 8 kartus antibiotikus, tik ateina menstruacijų laikas, praeina ir vėl tas pats, atsinaujina. Žinoma, mes augaliniais visokiais būdais ieškojom visko, kai aš sakau, pirmiausiai bandžiau ant savęs ir galvoju, jei dar reikės šitie vaikai gimdyti, jeigu norės daugiau ir galvoju, nu, reikia ant savęs bandyti. Tai va, tai tiesiog bandžiau ant savęs ir mes tiesiog pasišalinom su tam tikrom priemonėm, pasišalinom tą problemėlę. Aišku, kaip buvo? Jinai net niekur nenorėdavo eiti ir, pavyzdžiui, sėdi žmogus jaunas 20 metų, šalia tavęs po dušo 20 minučių ir aš jai sakau, dukrytė, tu eik išsimaudyk, nes, nu, truputį kaip sakyt. O jinai sako, mamyt, aš tik iš dušo 20 minučių atgal. Tai, vat, aš tada supratau, kodėl tos gražiai apsirengusios ponios
viskas su jom gerai, jos prausėsi tikrai. Ir galvoju, vat kodėl ar ne, ir būna tokie dalykai, kodėl kenčia žmogus. Tai vat, jinai turėjo, galima sakyti, net tokia kaip ir depresija, ar ne, buvo įsivarius. Jinai nenorėjo niekur eiti, net su draugėm susitikti, nes jinai sako, mamyt, aš kol nueinu, aš jau smirdžiu pati savo. Ir tikrai nebuvo, kad tai įsikaltų į galvą, ar ne, ar dar kažkas, bet tikrai tai buvo, nu, ta prasme, toks nemalonus gana kvapas. Ir aš galvoju, nu, žinot, kaip mama ieškai visokių būdų, galvoju, kaip tam vaikui padėti. Tai va, tai iš tikrųjų, aš ir sakau, turim kalbėti apie tai garsiai ir tikrai yra tam būdų, kaip šiuo metu, kaip tai sutvarkyti, ar ne. Aišku, pirmiausiai žiūrėti reikėtų, gal sakyčiau, į žmogaus ir patį vidų, ar ne, gal ir po to gimdymo, buvo nusilpus ta imuninė sistema, ta bakterija gal už tai ir atsirado, todėl ir sakau, visą laiką reikia, kaip aš sakau, žiūrėti ne tik išorę, bet ir vidų. Praustis ne tik išorę, bet valyti ir vidų. Tai va, tai šiuo metu, iš tikrųjų, tai mes naudojam mūsų nuostabėje Jekaterina šitą intymios higienos gelį. Ir vat, sakau, tiesiog pasišalinti tą problemą yra priemonių, tik, kai aš sakau, reikia klausyti ir reikia dirbti su tuo. Aišku, tai nebus va taip, kad bus per vieną dieną, bet tikrai tai įmanoma. Ir mes tai padarėm. Tai va, tai sakau, aš įsivaizduoju, kad ne viena moteris depresuoja, nemaloniai jaučiasi dėl tų dalykų. Tai va, tai ir sakau, kad kalbėkim garsiai, kai turim kažkokius tai priemonės, kuriom galim žmonėm padėti, ar ne? Tai va, tai tokia būtų istorija mano šeimos. Ačiū labai, Vilmutė. Aš dabar su vyrais kalbėjau, kad mes pokalbį tokį turėsime, užvedžiau šitą temą ir man buvo įdomi vyrų reakcija, kaip jie sako, tikrai sako, žinai, būna parduotuviai, tu stovi, sako, nu taip, kaip jie man pasakė, palauk, su puvusiom silkėm, sako, žinai, smirda ir norisi net nueiti, o sako, vienas, o pas mane atėjo moteris į masažą, aš sako, negaliu prisiliesti. Ir pasakyti, nežinau, kaip pasakyti, tiesiog, sako, aš nedariau to masažo, sugalvojau priežastį, kaip tai nepadaryti. Tai ir tas žmogus pats nesupranta, apie ką čia yra, kodėl jį atstūmė, ar ne? Ir jisai išeina negavęs tos paslaugos, kur atėjo pagalbos pa žmogų ir nesuvokė, kame reikalas. Ne? Tai kaip ir sakau, čia, suprantat, iki depresijos gali žmogus eiti pats. Ir kitas dar momentas būna taip, kad, pavyzdžiui, žmogus tikrai nekvepia ir jam kolegos padovanoja, sakykime, dušo gelį, prausiklį, ar ne? Visi galvoja, iš manęs tyčias, ašgi nusiprausęs, kiek kart prisikvėpinės ir aš vis tiek smirdžiu. Ir va štai čia yra pats didžiausias klausimas. Tai labai puiku, kad mes šiai dienai tikrai turime Jekateriną, kuri naikina tą bakteriją, kuri sukelia šitą kvapą. Taip, ir Grenmaxas, nes jis tai išvalo tą mūsų žarnyną, kas irgi sėdi ten, tetulė tokia, prekenbok kvepianti ir dalina tuos kvapus į kairį į dešinę, nes jinai pati savo kvepianti tą bakteriją yra. Iš kur jinai žino, kad jinai daro blogą darbą, jinai gal gerą darbą daro, ar ne? Tai va ir vyrų net pastebėjimai yra tokie. Na ir pakviesiu dar pasidalinti Aušrytę. Labas rytas, merginos. Aš džiaugiuosi, kad mano aplinkoje nėra šitos problemos. Nors šiandien ryte prisiminiau, kad mokykloje tikrai paauglystės metu buvo vienas toks ryškesnis epizodas. Tai tikrai, kaip tu, Ramunė, sakei, mes, žinok, ar Valentino dienos proga, ar Kalėdų proga, atsimenu, tai bendramoksliai kažką tai dovanojom, nes tikrai nesupratom, kodėl taip yra. Ir kaip sakot, ar ne, rūbai švarūs, ar ne, susišukavus, viskas gerai, bet kažkas tai kitokio.
Tai kadangi ta tema yra tabu, tai aišku, tu nepasakysi nei mamai, nei tetai, nei mokytojai, nei klasiokai, nei kažkam. Tai, ar ne, būdamas paauglys, vaikas, mergaitė ar berniukas negali su to susidoroti, nes informacijos irgi nėra, ar ne? Ir aš galvoju, galbūt tada kažkokios tai yra medicininės priemonės, kurios nebūtinai veikia. Ir va, kaip Vilma sako, išbandė 1001 preparatą, ar ne, kaip šitą dalyką pašalinti. Tačiau rezultato nebuvo, kol Jekaterina neatsirado. Tai aš tai labai džiaugiuosi ir aš tikrai, aš pati galiu pasakyti, kad man Jekaterina, ar ne, yra tokia pagalbininkė ir apgavikė šiek tiek, todėl kad jau mes kalbėjome, kad menstruacijos, ar ne, vat kai ateina tas ciklo taškas, kai jau rodo signalus, kad jau tu ruoštis. Tai mane dabar apgaudinėja ir jokių signalų nerodo. Tai aš turiu būti, stebėti kalendorių, ar ne, kad nenutiktų kažkokie tai dalykai. Tai aš tai tik tai visai kaip ir aš tiesiog galvoju, tikrai reikės aplinkoje savo pačiai kalbėti mamoms, kurios turi paauglius. Nes tikrai kitą kartą, žiūrėkit, berniukai, pavyzdžiui, ar ne, kad irgi buvę yra, berniukai prausėsi. Atrodo, nusiprausė. Po 15 minučių, tu negali, jau tau visi eina dalykai, ar ne, į nosį, ir tu sakai, tai kada tu prausės. Tai aš ką tik prausiausi. Ir tikrai galima nesuprasti ne tik tai, kad depresija, bet kokie konfliktai šeimoje gali būti, ar ne, kokis pyktis, kad vaikas neklauso, kad jisai kažko tai nedaro, ar ne. Ir esmė ta, kad mes galim jiems padėti. Ne tik tai savo, bet ir savo paaugliams. Ir aš tai skatinčiau ir mamas, ir tėčius, kad nebijokit sakyti, kad tai ne vaiko problema, tai tiesiog yra mitybos sutrikimas kažkoksai, tai ar ne, kažkokia tai bakterija, kurią mes galim išspręsti tiek GreenMaxo pagalba, tiek taip, šitie nuostabus laisvų žarnų milteliai. Ir žinoma, lygiai taip pat Jekaterina. Tai žinokit, kas norit man paskambinkit, iš pat pradžių visi žmonės sutriks, kad mes tokią temą kalbam, ar ne, bet tikrai nesigėdinkit, paskambinkit, pasikalbėkim ir išspręskim galų gale ir gyvenkim laimingai. Va. Ačiū labai, Aušrytė. Iš tiesų, ta pagalba, kurią mes galime suteikti, ar ne, jinai yra labai svari, veiksminga, ar ne, ir kiek laimingų bus tėvų, paauglių, nes paaugliai tyčiojasi vaikai labai kandžiai. Labai ir būna taip, kad vaikas nenori net eiti į mokyklą, nes jį tenais užgaulioja, ar ne, tai grįžęs namo užsidaro savyje, nekalba visiškai. Ir va tokia maža tema liktai visiškai, ar ne, mažytė problema atrodo, bet jinai iš tikrųjų yra kosminė, didelė labai ir galima ją išspręsti sveiku, paprastu būdu, nes praustis iki čia, kai kurie prausėsi, o apatinę kūno dalį prausia savaitgaliais tik tai, ar ne? Bet, kūnas tai vienas ir pamylėti jį ir juo pasirūpinti kasdieną, ne tik, kad patartina, bet ir reikia. Ir paprašysiu dabar Linetą pasidalinti. Koks jos požiūris, kokia patirtis, Lineta, tavo šitoj pusėje? Labas rytas visiems. Tai iš tikrųjų pas mane tokios kaip problemos, kaip tos bakterijos, ar ne, tokios, tai iš tikrųjų artimoje aplinkoje nėra, bet labai kaip yra paauglių, kaip jūs kalbėjote apie paauglius, ar ne, kurie tą turi tokį specifinį kvapą ir iš tikrųjų, atrodo, išeina iš dušo ir jeigu jisai šalia tavęs, ta prasme, net plaukai, jie persigėrė tuo kvapu, kuris nepasišalina. Tai aš taip pat irgi turiu paauglę dukrą, jau jai 18, jau mes tą visą šitą praėjom, bet tai irgi lygiai ta pati problema. Tai galiu pasakyti, nesvarbu, ar tai mergaitė ar berniukas, tai tą problemą paaugliai turi visi. Tai
O daugiau, tai bakterija iš tikrųjų tokia, kaip pasakyti, tokios baisios, ačiū Dievui, aš neturėjus, bet turėjus bakteriją taip pat, kuris skleidžia tą nemalonų kvapą. Ir aš puikiai žinau, kas tai yra, kai jautiesi, bijai tu eiti, kaip pasakyti, arčiau kito žmogaus, nes tu pati savo smirdi. Tai jausmas iš tikrųjų yra labai, labai tikrai nekoks. Ir kaip sako, o jeigu ta problema, tai man buvo, kad aš ją pasišalinau ir greitai, nes tai nebuvo ta bjaurioji bakterija, bet jeigu įsivaizduoti, kas turinti tą baisuoklį, tai iš tikrųjų, tai kaip ir sako, tai gali davaryti iki depresijos, tai yra baisu. Ir šitos dalykus tikrai reikia ieškoti būdų, kaip spręsti. Va. Ačiū, Lineta. Aš dar prisiminiau, kai mes su kolegė po Europą skraidydavom, darydavom diagnostikas, iš tikrųjų, aš klausdavau moterų, kokius jūs higieninius paketus naudojate, ar įklotus, ar ne. Ir jom buvo klausimas, kokį, nueinu, nusiperku ir viskas. Bet esmė kame yra pačiuose įklotuose ir higieniniuose paketuose. Jeigu jisai yra natūralus, tvarkoj, bet pati esmė kame yra. Iš moters organizmo, ar ne, per ciklą pasišalina visokios bakterijos, ar ne, visą kitą. Bet jos yra šiltos, kraujas tas yra šiltas, ar ne. Ir jeigu įklotas nekvėpuoja, ar ne, tai reiškia, viskas, kas šilta, bakterijos, jos nusileidžia čionais, ar ne, šilta, gerai drėgna, kas vyksta, grįžta viskas atgal ir ten siejasi. Ir gaunasi koksai reikalas. Praėjo ciklas, viskas tvarkoj, tada moteris, merginos nešioja įklotus, ar ne, kad, kvapą tą naikintų, o dargi būna visokių su kvapais, su įklotų įvairiausių, sintetiniai tie kvapai yra, ir kas gaunasi. Ta bakterija toliau šalinasi. Ir atsiranda ir pienligės, ir kandidos, ir kiti visi dalykai. Tai šitas momentas man buvo labai nuostabiai keista, kad nežino niekas, nes dažniausiai būna kaip. Jeigu aš žinau, tai žino ir kiti. Atrodo, kad viskas visiems yra suprantama, bet dėja tai yra nesuprantama. Ir va ta tokia, švietėjiškoji, sakykime, klausimas šitas aktualus yra ir kalbėti reikia, kas yra įklotai, kas yra higieniniai paketai ir kas yra tamponai, kai į vidų įsikiša tamponą, tai ten iš viso dar geresnis dalykas, kamštis gaunasi, ten iš viso dauginasi viskas labai labai stipriai ir to kvapo niekas nepašalina. Ir jeigu su medikamentais panaikina, tai tik tai tuo momentu panaikina, o paskui vėl viskas lenda ir vėl viskas lenda. Tai koks gali būti, pavyzdžiui, artimumas šeimoje, kada yra šeima, ar ne, jeigu moteris turi nemalonų kvapą, tai sueities tos nėra. Ir gali būti vyras tada ieškos to intimumo kitur. Va tau ir šeimos irimo klausimas. Tai va, higiena ir pasižiūrėti, ką reikia rinktis, kokie yra įklotai. Nes net ir dabar, va, žiūrėkite, tuos dedasi, kas ten, ne kibiriukus, Jėzus, kokią ten kaučelius kažkokius kišasi, ar ne, kur eina, irgi, sukapsi. Taurelės, paskui spiralės moteris deda. Spiralės tai yra svetimkūnis. Jeigu surėdyta viskas, kaip turi būti surėdyta, ar ne, tai taip ir turi būti. Bet kaip pas kai kurias, netgi nežinau, gal jūs galite pasidalinti, ar jums nebuvo taip, man, pavyzdžiui, kaip įdėjo spiralę, man atmetė kūnas ją automatiškai. Aš norėjau dar tik tai pridurti, kaip viena ginekologija yra pasakius, jeigu kas turi, ar ne, su išskyrom, sako, problemų, daug išskyrų eina, tai aš esu girdėjus pasakymą, kad meskit įklotus, tuos turima omeny dieninius, lauk, nes jie tik skatina dar didesnį išskyrų įsiskyrimą, jie neleidžia kvėpuoti. Ir va, kaip tu sakai, ar ne, tos bakterijos, josgi tenai dauginasi ir gaunasi, ir galiu patvirtinti taip, kada jie iškeliavo į šiukšliadėžę, tai ir pasibaigė šitos problemos. Tai va, kiek norėjau pridurti. Robertėlė.
Aš jau Mūsų norėjau to spėjai. su Lineta kalbėti kartu. Tai pas mane buvo, kaip ir pas Aušrą mokykloje, šitokia situacija ir gerai, kad aš, nežinau, tuo momentu jau turėjau tą kažkokį prigimtą gal sąmoningumą, suvokti, kad tai nėra nesiprausimo kažkoks tai kvapas. Aš galvau, kad tai kažkas yra giliau. Ir aišku, keistai žiūrėdavo į tą merginą. Ir nebūdavo, kad tai nuolat jinai tuo kvapu būdavo. Tai būdavo kažkuriais ciklais. Aš aišku nestebėdavau kada, bet va, tai yra, tai nėra, tai yra, tai nėra. Tai irgi gali galvot, kad pavyzdžiui žmogus kai kada prausėsi, kai kada ne. Bet tai nebuvo surišta tikrai su šita švara, nes visa kita matosi, kad žmogus prisižiūri save. Bet dabar, kai yra Jekaterina, pavyzdžiui, tai aš, kai dirbu su nuotakom ir tikrai dažnai man pasitaiko ta proga, kai kabina nėra didelė ir tu tą turi tikrai artimą ryšį ir kontaktą su nuotaka ir jūs mažoje erdvėje ir bloga darosi. Tikrai. Ir aš suvokiu, kad tai nėra jos pasirinkimas. Ir aš negaliu kažkaip pasakyti, atsiprašau, aš tavęs nematuosiu. Ir tą veido išraišką išlaikyti, natūraliai džiaugsminga, nes man džiaugsmas yra dirbti su nuotaka, yra labai sunku. Ir dar, kai žinau, ką reiškia, kai mus tas nemalonus kvapas mus pradeda pykinti ir toks atsiranda šleikštulys. Ir tu to negali suvaldyti, nes kūnas taip tiesiog reaguoja. Ir kadangi iš psichosomatiko žinau, kad herpesas atsiranda, kai ateina tas pasišlikštėjimo jausmas, aš labai save kažkaip bandau nuraminti. Ir kaip dabar Jekaterina yra, kaip tas, aš jaučiuosi Mr. Proper, žinai? Tik aš neturiu to. Ir kažkaip visada galvoju irgi, su bet kokia klientė susiduriu, su bet kokiu žmogum gatvėje. Mes kažkaip kalbamės ir atrodo, man reikia turėti 6 produktus savo kupriniai, kad aš bet kurioj temui galėčiau ištraukti ir duoti. Nes, tikrai, pavyzdžiui, kalbėsi, viskas gerai, tokia biški pervargus ten visą kitą. Iš karto man Green Maxas, reikia Green Maxas žmogui, nes man tai buvo. Aš darydavau daug dalykų, bet aš labai greitai jausdavau tą nuovargį. Ir aš suprantu, kad mityba. Jeigu žmogus jaučia nuovargį, tai yra daugiausiai iš to, kad jis neteisingai maitinasi ir ten yra viduj parazitai, kur žodžiu, grobia visą mūsų tą energiją ir mes negalim judėti toliau. Tai po to, žinai, būna toks momentas, kad sako, neturiu kaip pavalgyti, ten dar kažką galvoju, iškart Nutrimaxas. Net pati, tu man davėjai, Ramunė, tada paragaut, antrą dieną išgėriau irgi Nutrimaxo. Ir, žinai, su nuotakom dirbu, nėra kada pavalgyti, gan šaltoka, ten pas mus sąlygos nėra tokios vipinės, žinai. Ir net vandens būna, kad nėra kaip atsigerti ir galvoju, gerai, kad turėčiau Nutrimaxą, žinai. Sušeikinu, žinai, ir geriau. Nes iš tikrųjų sotumas labai didelis. Po to, irgi, dabar dukrytė susirgo. Ir aš tau, Ramunė, rašau, nes mes šiandien susitinkam dėl Green Maxo. Prašau, aš neturiu užsisakius, atvežk man, jeigu turi, parduok man Mimaxą, nes man reikia žūtbūt čia ir dabar ir nesvarbu, kiek kainuoja. Tai kiti dalykai, ten su scenariais dar kažkas. Mes turim visus produktus, kurie galimi šitam. O kas liečia šitą temą, nepamirškim to, kad labai daug kas ir jau tikriausiai ir iš jūsų susidūrė su pienlige. Ir ką reikia daryti, pirkti, eiti žvakutės, kažkokias dar kažkas. Turint Jekateriną, manau, kad mes labai greitai šitą klausimą išspręsim, tik pradeda nežėti po truputį ir viską. Kitas dar momentas pasakysiu, kad aš jau užsiprausus veidą su Jekaterina. Krūtis, jau ryte, prieš mūsų, matot, plaukai išplauti, tai buvau duše, krūtis tikrai sustangrėjo, aš labai džiaugiuosi. Ir po gimdymo kažkurį laiką, man atrodo, negalima naudoti Jekaterinos, bet kai jau ten tas praėjęs terminas kažkiek tai tų dienų, tikrai kiekvieną gimdžiusi moteris turi turėti. Ir netgi mes su kita moterim kalbėjom, kur nori prisijungti į kompaniją ir nusipirkti kitų produktų. Tai jinai sakau, tai gal porą Green Maxo ir ten kitų ten tų produktų ir šitą ten 2 Jekaterinas. Ne, sako, man Jekaterinų daugiau, geriau išimkit kitą produktą, nes aš padovanosiu kokiai moteriai, nes iš tikrųjų
šitą daiktą gavus, tai nebus apie tai, kad aš čia turiu nusiprausti. Pirmas pamėginimas pamils ir daugiau nieko kito nenorės, visas kitas priemonės eis į šiukšlių dėžę. Tai va, tiek aš norėjau pasakyti iš savo pusės ir aš tikrai dar nežinau, kaip subtiliai šitą pateikti, bet labai noriu pasidalinti šitą informaciją su merginom, jų neįžeidžiant, nes aš suprantu, iš kur tai yra. Bet tiesiog nori, kad žmogus pradėtų jausti komfortą. Ir mes tai galim padėti tiesiog. Tai va tą temą mes dėl to ir liečiam ir džiaugiuosi, jeigu jūs priimsit šitą informaciją iš mūsų ir rašysit kažkuria iš mūsų merginų. Tiek. Ačiū labai, Roberta. Dėkui. Juste, va tu tai turi kuom pasidalinti stipriai. Na ką, labas rytas visiems. Iš tiesų tikrai labai noriu padėkoti visoms, kad pasidalinote tokiais, sakykime, intimiais ir labai dalykais, kuriuos tikrai labai dažnas nutyli. Ir manau, kad kuo dažniau mes kalbėsim apie tai, tuo dažniau moteris taps laimingesnis, nes kad ir jeigu ir viena bent jau išgirs ir išspręs savo problemą, tai jau yra didelis rezultatas. Tad tikrai labai smagu, kad pagaliau suprantam, kad tabų temų nėra, tiesiog reikia apie tai kalbėti ir viena kitai padėti. Jekaterina mano gyvenime atsirado prieš 5 ar 4 jau mėnesius, jau net nebeskaičiuoju. Ir iš tikrųjų stebuklingas gelis. Vakar net juokiausi draugiai rašydama žinutę, gal ir tau reikia prausiklio, nes sako, ne, aš turiu daug prausiklių, sakau, čia ne tas prausiklis, čia ne apie veido prausimą, mes kalbam šį kartą, nes dažnai kalbam apie odos priežiūrą. Tai va, tai iš tiesų tai yra prausiklis, kuris yra svarbus kiekvienai moteriai, kiekvienam žmogui, manau, ne, ir tai yra intymios higienos prausiklis. Yra nuostabus dalykas, kuris man išsprendė didžiausią moterišką problemą, tai mėnesinių skausmai. Ir aš jau iš tiesų tai buvau praradus viltį, kad tai yra įmanoma išspręsti, nes paauglystėje ginekologė buvo išrašiusi kontraceptinių tablečių, tai su kontraceptiniam tabletėm tai buvo jau šiek tiek geriau, bet na vis tiek mes keičiamės, mes augam ir norisi organizmą turėti švarų, ne be visokių hormonų, be visokių vaistų ir pradėjau ieškoti iš tikrųjų išeities. Bet kaip ir sakant, kai labai nori, tai pasaulis tau tą duoda iš tikrųjų. Tai va, dėkui Ramūnei, atradau šį produktą ir iš tiesų tiesiog be jokių ypatingų magiškų dalykų, užbūrimų, tiesiog prausiantis ryte vakare. Jau 4. ar 5. ciklas yra be vaistų. Ir tai yra tiesiog fantastika, nes aš gerdavau minimum 4 pakelius nimezilio, ar pas mus Italijoje yra oki vadinamas, tai na, beveik tas pats. Tai įsivaizduokite, kas mėnesį tiesiog gerti tokios dozės vaistų, kad galėčiau eiti į darbą, kad galėčiau atsikelti, kažką veikti namie ir ar tiesiog išeiti į parduotuvę ir panašiai. Ir mano didžiausia problema buvo, kad aš kalendorių tiesiog turėdavau stebėti, nes jeigu išvažiuodavau kažkur tai ir man naktį prasidėdavo mėnesinės, tai esmė tame, kad aš turėjau eiti ieškoti naktinės vaistinės, nes, aš kitaip negaliu, tiesiog būdavo tokie skausmai, kad, negali nieko daryti tiesiog. Tai tikrai būdavo toksai, kaip čia pasakyti, tokia laisvė, kai tu savo rankiniai tau nebereikia turėti vaistų. Toksai, kai buvo, aš rūkiau ir mečiau rūkyti, ir kai mečiau rūkyti, laisvė, kad tau nereikia galvoti, iš kur tu cigarečių gauti, ne? Tai čia tas pats laisvė, kad tau nereikia galvoti, kad turėti rankinį vaistų, nes jeigu prasidės ciklas, bus labai blogai. Tai va, tai man Katerina išsprendė šią problemą ir manau, kad tikrai labai daug moterų kenčia nuo mėnesinių skausmų ir mums tai pasidaro normalu, kad mes geriam vaistus, ne? Tai normalu, kad einant pas ginekologą pasako, kad 1. dieną, kad ar ten 2. dieną, kad skauda, tai yra normalu. Ir mes priprantam prie normalios nenormalybės.
Nes kodėl mes turim kentėti? Tai taip yra, tai natūralu, tai yra natūra, tai yra gamta, kad moteris mes turim tą ciklą, ne? Bet kodėl mes turim kentėti? Jeigu įmanoma tai išspręsti natūraliai, be vaistų, tai kodėlgi ne? Pavyzdžiui, kai kalbėjo Ramunė apie mėnesinės, iš tikrųjų tos taurelės, ne, aš irgi bandžiau, nu, man tai nesigavo iš tikrųjų ją naudoti. Tai jo, yra sukuriama daug naujų dalykų vis, bet smagu pasidalinti tuo produktu, kuris nekenkia, nesudėtingas ir nereikia kažkokių išgalvojimų, kaip jį vartoti. Mano draugiai, mes dviese pradėjom naudoti jį, nes jinai irgi turi tokią problemą. Jie irgi išsprendė praeitą ciklą, mes visą laiką dabar, nu kaip tau buvo šį kartą. Tai jinai sakė, kad naktį buvo maudimas labai didelis, tiesiog Katerina pasitepė pilvo apačią ir nuėjo miegoti. Ta prasme, kad iš tikrųjų smagu, kai gali padėti kitai moteriai. Kitai mano draugiai sureguliavo ciklą. Jinai galvoja, kad jai prasidės menopauzė, nes šokinėjo, būdavo 10 dienų yra, 10 dienų nėra, tiesiog nebesuprato pati, ką daryti, o ypatingai, viso žinot, kaip pavyzdžiui, ateina vasara, norisi į baseiną, prie jūros, prie ežero ir tu tiesiog nežinai, galėsi, negalėsi, žiemą į pirtį, galėsi, negalėsi, tai tikrai yra labai nekomfortiškas dalykas. Ir labai dažnai mes tylim ir galvojam, kad, galbūt čia tik pas mane, nes, aš kažkokia nenormali. Iš tikrųjų, mes visos normalios, mes visos unikalios, tiesiog pasidalinant viena su kitai savo intimiom problemom, iš tikrųjų mes jas įspręsime ir galėsime gyventi laisvai. Tai aš labai džiaugiuosi, kad padėjo ne tik man, bet mano draugiam ir labai tikiuosi, kad išgirs ir kitos moteris, kurioms to reikia, kurios galbūt atras mano pokalbyje Rinetos, Ramunės, Aušros, Vilmos ar Robertos, atras kažkur save, ar savo draugę, ar savo mamą, ar savo sesę, ar savo dukrą ir galės padėti. Tai labai džiaugiuosi. Ačiū labai, Justina, už tokį gražų pasidalinimą, iš tikrųjų, nes taip pasiklausai, ir širdis džiaugiasi, man tai šiurpai eina, supranti, nes tu jauti žmogaus tą emociją, ant kiek jam buvo diskomfortas ir ant kiek dabar jisai išlaisvėjęs ir gerai gyveno. Kada moteris yra laiminga, gerai jaučiasi, jinai spinduliuoja tiesiog. Jinai dalinasi savo tą meilę, spinduliavimu ir energijos, kiek jinai turi. Ir atrodo, kas pakito, ar ne? O pakito labai daug kas. Aš labai trumpai noriu pasakyti, Ramunė, jeigu nieko prieš. Žinai, kaip sako, kai yra dvasinis mokytojas, jis į tave suranda, žinai, ne mokinys turi ieškoti, tai čia Jekaterina suranda jau tą žmogų, kuriam reikia jos, nes aš nuėjau tiesiog į bioenergetinį masažą ir kažkaip mes kalbėjom, sako, šitos pirštinės, kai prisiliesiu jos ir krūtį, žinai. Ir sako, o tu nebandėjai Jekaterinos krūčiai labai gerai. Ir aš išgirdau savo tą, žinai, žinutę, krūtis, žindimas. Man norisi, kad jos būtų stangresnės, pargrįžtų kažkiek bent jau į tą, kas buvo. Ir viskas. Man pasakė, aš išgirdau, aš skambinu Ramunė, man reikia Jekaterinos. Girdėjau krūčiam, krūtims labai gerai. Ir nuo tos akimirkos, kai tik gavau, aš prausiu krūtinę ir čia apie mėnesį laiko kažkur, bet ne kasdien ir tikrai krūtinė stangrėja, žinokit, turit išbandyti merginos, jeigu jūs dar nebandėt. Ačiū labai už pasidalinimą, Roberta. Mažas buteliukas, bet labai stebuklingas ir labai veiksnus ir galingas. Aurika, ar tu esi prisijungusi? Labai norėtumėm tavęs paklausyti. Taip, mielosios, labas rytas dar kartelį. Esu, aš tik tai tokia labai jūsų atsiprašau, nes be vaizdo. Galit mane tik tai klausyti, jeigu galit. Tai tiesiog irgi naudoju Jekateriną. Aš gal pradėsiu biškį nuo įžangos, praklausiau jūsų nuostabiųjų, man taip smagu, kad jūs dalinatės tuo, ką pačios išgyvenot savimi, pakeitėt, kas pasikeitė jumise. Tai labai labai smagu girdėti, tai nuo pat pradžių Vilmutė kalba ir aš iš karto sėdžiu jai tą ir tą, nes man labai įdomu, jūs sakot, bakterija yra smirdanti bakterija, o tai ne bakterija, o grybas. Šiaip kvapas keičiasi, kada mūsų terpė užrūgštėja, mes rūgštinės ir tas grybas. Kodėl gydytojai kalba apie bakteriją ir kodėl netgi Vilmutės dukters atveju
bakterija antibiotikų išnaikintų, o grybą tik paskatina daugintis. Ta prasme, tas kvapas neišnyko, jisai biški ten, kaip suvaikšto organizme, nes antibiotikas per žarnyną kerta, viską uždubasina, ne? Tai prisislopina viskas. O paskui vėl jisai labai lengvai išlenda. Taip pat ką noriu pasakyti. Dar vienas dalykas prie šito, ne, kad kada pradedam vartoti Greenmaxą, jisai pradeda iš kūno, valytis per žarnyną, bet turim turėti omeny, kad jeigu mes turim kažkur grybų, tai jisai eis ir per prakaitą. Ir ypatingai moteriškiam nes mūsų pats geriausias valymosi šaltinis ir netgi nuo grybų, nuo baltųjų tų vadinamo, ne? Tai mes per makštį. Berniukai šito neturi, o mes moteris valomės per makštį. Tai dar vienas yra minusas, kaip nuveini, kreipiesi dėl to į gydytojus, o jie pradeda tau duoti priemonę. Tu jau pradėjai valytis, jau pradėjo tirpti grybai ir eiti lauk, ir tau tik tai ras ir sustabdo, padeda sustabdyti, nes duoda priemonių, kurios užblokuoja. Tai Greenmaxą pradėjus vartoti ir jeigu atsiranda papildomi kvapai, nuprauskime šiek tiek dažniau. Jaučiu, net ir Jekaterina atsirado ne šiaip sau, kada kūrėjai visą šitą produktą kūrė. Nes pradėjo išeiti mikroorganizmai, kurie kvepia kitaip, tai Jekaterina padeda išoriškai dar mum kaip tvarkytis, ne? Bet tai tam tikrų periodų tai nėra blogis. Bet, taip, nėra malonu, bet nėra blogis. Aš šitą kalbu, nes kažkada gyvenime, kaip aš sakau, kaip ir mes visos, atsikeli ryte, bėgi pirmoji eilėj dantis plauti, nes čia net būdavo filme, į lovą mylimasis atneša kavos. Ir aš visą laiką savo mintį sakydavau, kokia kava, dantis reikia nunešti išplauti. Žinokit, mano gyvenime toks buvo etapas, aš dirbau labai tokio cheminiai pramoniai, labai stipriai toksiškai apsinuodijau. Ir mano tas apsinuodijimas išraiška buvo tokia, kad atmetė kūnas kavą, alkoholį, į mėsą tai net plaukiai pasistoja. Ta prasme, kad aš patapau staiga vegetarė. Ir man buvo pradžioje labai baisu, nes aš nežinojau, ką valgyti. Paskui aš mokiausi visokių vegetarinių patiekalų. Galiausiai, kaip aš sakau, staiga po kokio gero pusmečio aš suprantu, kad aš pamirštu ryte įsiplaudantis, nes mano aromatas pasikeitė. Ta prasme, nėra to poreikio bėgti plauti dantų. Lygiai taip pat prakaito kvapas pasikeitė ir ten visų šitų, kur išeina apačioj skysčiai, ne? Tiesiog jie, ir aš tada galvau, oho, ką reiškia maistas. Bet dabar nepuolam visos iš to išlipti, todėl kad viskas ateina gerai, tas, kas ateina natūraliai. Nes mes ten, kur paspaudžiam, tai būtinai grįžtam. Paskui mano gyvenime, po daug metų aš vegetarė buvau kokį 15 metų, o paskui tiesiog buvo tokios gyvenimo sąlygos ir žiūriu po biškį, aš vegetarė patapau ne iš dvasinio, kaip sako, principo, nevalgau tie, kas gyvi, nes man salotos irgi gyvos. Supratimas dar kitame, ne? Tai, kad jos nuo manęs nepabėga, tai nereiškia, kad jos negyvos. Tai žodžiu, pas mane mėsos, kaip aš sakau, nugrįžo. Ir tas grįžo, nes aš turėjau tėvukus abudu. Pirma, mama ant patalo gulėjo, paskui pasijungė dar ir tėvukas aš jos. Tai pirma išėjo tėvukas, paskui dar su mama gyvenom ir jinai išėjo. Ir toks gavosi iš to, kad darau maistą ir jiem ruošiu. Tai ir pati kažkaip prie to pačio. Galvoju, kokia aš vegetarė, jeigu aš kotletus darau savo rankom. Čia humoras juodas, bet žodžiu. Bet nėra tai toks kiekis, koks buvo kažkada, kaip norma, ne? Nes aš buvau užaugintas vaikas, valgančių mėsą tėvų. Ir tai buvo ir sumuštinukas su dešra ryte, ir pietum kokletukai, ir dar vakarieniai kas nors dar su kažkuo. Tai tiesiog, kaip aš sakau, tas didelis tarpas leido įsivalyti. Ir po to staiga vėl jaučiu, kaip, aš pradedu prakaito kvapą jausti, ne? Ir paskui taip ramiai, bet kai pradėjau vartoti Greenmaxą ir sakau, ačiū tau, gerasis žalias, grynas, todėl kad, ant aromato savo pajaučiau. Ir net šlapimas, pasisioji ir tu supranti, kad jisai neskaidrus ir ne baltas, o jisai eina toks ryškios spalvos, vadinasi, iš tavęs plaunasi tai, kas turi plauti, tai, kad tu sukaupęs esi. O aš metų kaupiau daug, jūs čia visos jaunos. Tai žodžiu, aš labiau gal apie šitokį, žinot, kaip, kad turėtumėm omeny, kas yra kas,
Nes vat kaip kalbi, bakterija, nu vargšės bakterijos šiuo metu nekaltos. Ai, dar mano, vat irgi iš to viso jūsų klausimo pastebėjimas, nes mano tėvukas išėjo nuo onkologijos per pusmetį greitai, bet ten toks buvo recidyvas, kaip tas jo onkologinis darinys praaugo į išorę ir atsivėrė, sakysim, žaizda, ne? Mergaitės buvo toks vonius, kad aš jautri, aš tikrai turiu normalią uoslę, bet jinai pas mane kažkaip taip pykina, ane, netgi ir kokį ligonį reikėtų kakučius plaut, taip, pradžioj labai supykina, bet pas mane yra ta funkcija, nežinau, kaip moters mamos, aš moku persijungti. Mano brolis, jaunesnis už mane, jis labai labai jautrus. Jis būdavo ateina tik iki durų pas tėvus, pastovi ir sako, gal tau ką padėt? Ir stovi ir aš jau matau, kaip jam ašara bėga, nes jam nuo aromato jis nesuvaldo savo emocijų, jam net nuo kvapo ašaros bėga. Taip kvepėjo namai. Nes tėvukas, kol guli, viskas gerai, bet jisai atsistoja būtinai praeiti. Ir, kaip aš sakau, ten viskas sujuda, ir namai, bet, nežinojau, ką reiškia pūvantis žmogus. Lavonų neoščiau, ne? Nes reikėtų lavoną nežinau kiek laiko palaikyti. Tai ką jums noriu akcentuoti, kas yra aromatas, yra grybas. Daug kitas kojos vangelina, tai yra grybas limfa. Ir čia tas pūvantis. Tai mes turime atkreipti, o grybas valgo baltus miltus, su kuo maitinam grybą? Cukrum, baltais miltais. Jeigu dar mane girdit, girdisim? Aliuo. Girdisi labai. Nes čia man kažkokius užrašus meta, galvau, gal nes aš sėdžiu, žinokit, pas kalėdų senelį pamiškiai vis dar. Sniegas krenta iš naujo, tai galvoju, gal jau ryšys dingo. Tai tai tiesiog, tai, kas mirda mumyse ir tai, kas rūgština mūsų organizmą, tai yra grybas. Ir labai džiaugiuosi, kaip jūs apie Green Maxą visos pasakojot, kad keičiasi mityba, atkrenta ten kokia kava, bandelės pas Robertą, ne, dar kažkas. Tai rodo, ir grybai prašo lauk. Bet šito aš labai džiaugiuosi. Nes tikrai daug kompanijų turim tų su papildais, bet kad šitaip valymosi programa veiktų. Vienas Green Maxiukas dalinam per pusę ir iš lėto, dar kurios praktikuoja, geria visą, tai kaip aš visą laiką sakau, ne dėl taupumo, bet būkim dar ir protingos, po pusytę užtenka, bet tu geriau gerk ne 10 dienų ar 20, ne, pakuotę, gerk jie 40 dienų, nes jeigu gersi per pusę, ne. Kai kurios netgi moteriškutės mano, tai sako, negaliu dar pusę nekaip, man dar ir trečdalis per daug. Jinai praktiškai mano sudėjimo, Ramunė žino, o jei trečdalis viską suaktyvuoja taip, kad jinai sako, aš paskui jau nesaugiai pati savo jaučiuosi, jau yra su ta mintimi išeisiu, apdruk man tualeto kur nors reikės. Tai jinai sako, man trečdalis ir jinai irgi jau kelintas mėnuo geria ir esmė tame, kad valymas jis vyksta. Tai pradėjom apie Jekateriną, bet viskas yra į temą kartu. Ir aišku, aš Jekateriną, jeigu trumpai naudoju, tai būtinai ir veidą prausiu, ir krūtinę prausiu, ir pažastis į tą komplektinį veiną. Ir čia kažkaip tai buvo ausis, kažkaip panyžo. Tai, tai prie veido reikia nepamiršti ausų. Tai dar su pirštukais į ausis, ausis galima ir į nosį. Tai vienu žodžiu per viską prasieini. Ir paskui greitai dušelėje nusiprausi. Ir dar stebuklas prie Jekaterinos buvo kaukė. Kaip aš sakau, prausi. Ir kaip užsidėjau kaukę, supratau, veidas toks šilkinis. Tai žodžiu, tikiuosi kažkada išlysti pas jūs ir su veidu savo, tik tai paprašysiu čia, kad man sureguliuotų viską. Ačiū labai, Aurita. Dėkui, dėkui už dėmesį. O man dabar iškilo klausimas toks, tai žiūrėkit, pas merginas dažniausiai turbūt, ar ne, paauglės ar moteris yra apatinis kvapas, sakykime, aštrus, bet pas vyrus dauguma būna kojos pas paauglius smirda. Taip, jeigu galiu šitą temą, tai čia ir yra tas pats. Mes turim stebuklą, kad mes iš tikro valomės per tam skirtą angą. O pas juos limfa kur valosi? Limfa į apačią nukeliauja, jinai ant tiek kur užteršta, jinai sunkiai kyla į viršų, kad patekti į žarnyną ir per ten išsivalyti, jisai dažniausiai dar užkištas.
Tai vat ir prakaituoja kojos, gelbėja vyrus, ta smarvė išeina per kojas. Dar jeigu batas sintetinis arba kojinė sintetinė, tai tik tai, bet kaip įklotai paskatina daug labiau va šitą visą reikalą. Tai dėkui uždėmesi, atsitraukiu. Lauk, dar nepabėg, dar klausimų. Ai, supratau. Tai dabar, jeigu logiškai mąstant, tai vyrai drąsiai gali kojas plauti. Aš taip suprantu. Drąsiai. Mergaitės mano kojos pradžioj buvo labai kulni sausi. Vien tik dėl to, kad pas mane labai trūko vitamino A ir E. Ir pakankamai senai ir aš, trūksta, visko užtenka, o šitų trūksta. Ir kas, pasirodo koks. Iki dantų byrėjimo vitamino A trūkumas, tai net dantis nepasisavina dantim medžiagos. Tai va, labai subirėjo mano dantis čia per, nežinau, paskutinius kažkiek laiko, kol dabar dašuto, visus, kaip sakau, taškiukus susirinkau. Tai žodžiu, vakarui Jekaterinos žirniuką pasidalinę ant 2 pirštukų, vienu pirštuku vieną kulnį, kitu kitą, užsidedi maistinės plėvelės, ryte kūdikio kulniukai. Tai va šitas irgi stebuklingai. Alkūnės pas ką, vat Vilmutė, sakė, šerpetojo. Tai dar esu irgi informaciją prabėgus. Jeigu tik tai alkūnė šerpetoja ir netgi būna spalva pakeičia tokios, vat patamsėja. Tai yra kasa išeina. Iš rikiuotės turim prižiūrėti kasą. Tai Greenmaxą geriant, aš suprantu, kad visas procesas yra žarnyno tvarkosi, bet, vat kas neturi dar iki kieno ausų nedaėjo šito informaciją ir dar Greenmaxo nenaudoja, tai vat jeigu tik alkūnė šerpetotos tamsios, tai problema kasoje. Aišku, ačiū labai, tu čia daug informacijos pateikiai. Aš prisimenu vieną tokį atvejį. Mano švogeris amžinatilsį, kai buvo gyvas, kai jisai būdavo grįžta iš darbo namo, nusiauna batus ir tiesiai į balkoną neša tuos batus, kad vėdintųsi. Ką jisai nedarė, kokias vonelės nedarydavo. Ir batus ir vis tiek tos kojos smirdėdavo. Tai dabar suprantu, apie ką čia visas tas reikalas. Visgi mityba, pagrindas vienas ir valymasis. Jeigu tu nesivalai organizmo, tai kasgi ten darosi, mama mija, aš tai bandau vis pasižiūrėti, taip įnerti į visą žarnyną, į visus organus ir taip, gražu tenais, labai gražu. Ne, kad neišsigastum, nes visi siaubo filmai su to svetimi, su tos baisios kaukės, tai žinok, režisieriam nereikėjo keliauti į kosmosą arba sulaukti jų iš ten. Vat pasižiūrėjusi nuotraukykės, kas gyvena mūsų iš arti jam į veidus, tai čia tie patys. Tie patys, jo. Taip. Aš labai noriu irgi pasakyti, merginos, dar vieną dalyką, kad man koks atėjo, kad mano sveikata yra mano pasirinkimas ir būtent šita ląstelių mityba yra mūsų pasirinkimas sveikai gyventi. Nes kai galvojam, kad mus kažkas išgelbės, ten gydytojai ar dar kažkas, tai kaip Ramunė labai gražiai pasakei, jeigu vaistai gydo, kodėl vaistinėse eilės? Tai va, atkreipkite dėmesį žmonės, atkreipkite dėmesį, labai prašau. Tai ačiū labai visom, kad jūs pasidalinote. Iš tikrųjų, tų temų mes vildensime dar ir daugiau, nes dar yra viena tokia tema, pavyzdžiui, kaip kelnaitės, ar ne? Čianais pakviesiu gal Laurą pasidalinti apie kelnaitės, ką jos daro, turbūt irgi žinome, ar ne, kad geriausiai be kelnaičių vaikščioti, anksčiau moteris nenešiodavo kelnaičių ir nekvėpuoja mūsų visas kūnas kuo puikiausiai. Kita dar labai tokia įdomi tema yra moteris ir orgazmas, aš ją vadinu, ar ne, kai moteris apsimetinėja, kad jom yra labai gerai, kad kuklinasi pasakyti, kaip prie jos prieiti, o moteriai orgazmas yra labai svarbus dalykas. Tiesa, Aurika, tu pas mus čia išminčių. Anatomijos tema. Kokia tema, sakyčiau. Supratau, nežinau, ar aš taip labai garsiai apie tai galiu kalbėti, bet kaip ateina laikas ir apie tai moteris sužino, nes dažniausiai jaunos, mes kol būnam jaunos, tai pagal visą fiziologiją, kaip sako, jau jeigu jauna panelė, tai jinai vaidina orgazmą, nes jinai iš tikro nežino, kas tai yra. Arti, kaip sako, nes žavi pati sueitis, žavi žmogus, su kuriam tu sueini, ne? Bet, o procesas tai kaip procesas. O paskui iš tikrųjų ateina mūsų branda, virš 30 pavyzdžiui,
kaip tu pradedi, o tai galėjo dar būti ir tai, o tai kur aš buvau visus tuos prieš tai 10 metų. Ir tada tu Noriu, supranti, kad lentų Maurika labai intriguoja. aha, ir tada tu supranti, kad wow, iš viso šito dar yra labai galimybė, tai didžiulis džiaugsmas. Tai iš tikrųjų netgi tas pliūpsnis, kada tu pasidarai laiminga ir nuo tos laimės, kaip sako, žinai, kiekio, tavo pats kūnas iš tikrųjų sveikas, sveikatinasi. Tu nesergi net peršalimo ligom. Bet čia labai paprastai. O pas vyrus būna tie pliūpsniai, kol jisai visai jaunas, jisai šito nevaldo, ne? O paskui jau pradeda mažėti, būna kažkur per viduriuką susitinkam, kada poreikiai beveik vienodi, o paskui pas juos mažėja, o pas mus kaip tik, mes jau tada, jau žinom, ko norim ir kaip, bet yra toks labai fainas rusų, gaila, kad jeigu rusų nesuprantat, Satjedas, šeimų psichologas, ten labai patinka. Tai kaip jisai sako, iš kur vyras gali sužinoti, ko reikia tau ir kaip, jeigu tu šito nesakysi. Tai patas pradžioj vaidini, o paskui dauda šuntą kažkuria vieta, kad, ta prasme, taip, o iš kur jisai žino, kaip tau gerai, jeigu tu tyli kaip partizanė ir dar vaidini prie to. Ir pat išmokstam iš gyvenimo pasimti tai, kas jau ir mums svarbu. Tai siūlyčiau, kaip aš sakau, apie tai, kas nežinot, sužinoti ir to pradėti siekti. Tai mes šitą temą pagvildensime, kaip ir sakiau, aš pasikviesiu Laurą, nes jinai tikrai ir su tantros gali supažinti, sakykime, kas tas yra tantra, nes kas tantra, aš galvoju, kad ten kaip orgijos, kad jie tenais duodasi Jėzus Marija, pasirodo tai ne, tai yra prisilietimai ir kiti dalykai, ir kas tas yra orgazmas, ir kaip yra labai svarbu, nes visgi, kada sueityje būdu tai pajaučia, tai jie vienis tampa, nes vyksta tas ir gydomasis procesas tada vyro ir moters. Ir tai yra labai galinga jėga. Ir tas mūsų kuklumas, kad vyras, reikia, o pati vaikštai visa nelaiminga ir galvoju, kad nesąmonė, tai negali būti ir man taip gerai. Bet kada išdrąsiai pradedi žmogui tai sakyti, kaip jie pasikeičia vyrai, kaip jie jaučiasi, mačio tokie pasidaro, kad jis gali patenkinti ir jiem kaip yra įdomu. Gerai, aš čia neužvesiu, nes tuoj pradėsiu. Ramunytė, atsiprašau, jiem neįdomu. Čia dar viena klaida. Vyras gauna dvigubai, nes jisai yra irgi daug vyrų, kurie nesupranta. Jisai eina tik tai save, nes niekas nieko ir jisai įsivaizduoja dar, kad ir tai ta prasme, tai buvo jau. Tai ką tu nejauti, ko aš jaučiau. Bet galiu išduoti paslaptį, kad vyrai jaučia, kada tu iš tikrųjų jauti, o ne vaidini. Ir jam tai kaip graža pareina. Taip, ir ta makštis kaip taip puristuoja, jinai tokia kieta, tvirta pasidaro. Tai aplamai energetiškai jisai tai jaučia ir jam pareina graža ir čia gaunasi tas kvadratas. Tai matau, yra siekiamybė. Tai nori išeiti, tai jinai, kadangi šeimininkė, gal jau tada paliekam tą temą. Gal jau. Aš norėjau pasakyti, neatskleidžiam visų paslapčių, ką gali šie produktai stebuklingi. Tikrai kalbėsime daugiau visokiom įvairiom temom, kaip pamatėt, kas žiūri įrašą, kas žiūri tiesiogiai. Kalbėsim, gvildensim ir dėl to, kad tikrai pasidalinti ir padėti kitiems. Taip, ačiū visom labai. Man pačiai buvo įdomu labai klausytis. Ir aš manau, kad dar kiekvieną mes įrašą netgi paklausysime, nes tikrai tai yra įdomu. Ačiū, kad dalinatės. Dėkui. Kad nedalinamės kaip Aurika, kad mes šitą padauginom informaciją tarp savęs. Tiesiog ant tiek yra mūsų kalboje šita vieta, kad turim pragalvoti, kaip kalbam, nes ir aš pati save girdžiu, kaip aš prasileidžiu, bet jau tai kliūva ir jau į tai atkreipi dėmesį. Dauginam žinojimą. Ačiū, kad jūs klausotės ir dauginate tą žinią kartu su mumis. Mes esam fantastiškos, jūs esat fantastiškos visos. Ačiū, kad esate, mielosios. Gražios dienos visiems. Dėkui, iki.